Aš bitės profenėja ir per 60 sekundžių pasakysiu jums viską, ką turite žinoti apie Google Gemini balso asistentą. Kaip pradėti naudotis Google Gemini? Atsisiųskite jį iš Google Play parduotuvės, įsidiekite ir nustatykite Google Gemini kaip pagrindinį balso asistentą telefone. Jei naudojate gestų valdymą, tuomet Google Gemini iškvieskite pabraukę į viršų iš kurio nors apatinio kampo. O jei valdote telefoną naršymo juostos mygtukais, tuomet tiesiog paspauskite ir palaikykite namų mygtuką. Jei parduotuvėje suvedę į paiešką Google Gemini jo nerandate, vadinasi jūsų telefonas šio balso asistento nepalaiko. Savo asistentui užklausas užduokite lietuviškai. Lietuvių kalbos palaikymas yra vienas pagrindinių Google Gemini privalumų, lyginant su kitais balso asistentais. Sugalvok man vakarienės receptą be mėsos. Puikus pasirinkimas. Paprašykite paaiškinimo tam, ką matote ekrane. Google Gemini taip pat atpažįsta vizualinę medžiagą, todėl galite užduoti jam klausimus susijusius su nuotraukomis ar paveiksliukais. Pavyzdžiui, kokios markės šis automobilis? Tai yra Ford Mustang. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt, kur rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.